Sveiki, šiandien lėkiam toliau sėt grūdus. Prisipyliau sėklas, pilną sėjalką. Naują maišą prasidariau, dabar jau antrą maišą prasėmėm. Tai jau įlipom į antrą toną. Tuoj nulėksim į tą dirbą ir pasižiūrėsim, ar ten daug dar reiks sėti ar ne. Nes kai naktį sėjom, aš nesupratau, kiek ten pasėjom iš tikrųjų, daug ar mažai. Tai to pat mes viską apžiūrėsim, kai važiuosim. Gal dabar net nereikės jungti nei tos navigacijas, nes biškį krypa rodo tą navigaciją. Gerai, vietoje apsisukom. O kas man patinka šventai, kad labai gerai apsisuk, vos ne ant vietos. O su New Hollandu čia būčiau 10 kartų pirmyn, atgal pakol apsisukęs. Vakar nemažai pasisėjom. Pasižiūrim. Šitai baigiam sėti. Kaip mes greitai pradėjom šiandien sėjos darbus. Aha, koks šaltas vanduo. Dieną vat matau geriausiai, kuria susėjęs. O naktį jau ir sunkiau. Bet įmanoma sėti vis ir normaliai. Ta navigacija dar užmetekė, bet jeigu nori pradėti sėti, tada turi varyti pagal navigaciją. O jeigu varai palei tą brūkšnį, lemba paskui pasimet kažkaip pradėt skirstyti atstumai. Kartais sutamp liniją, kartais nesutamp. Tai man atrodo, arba palei tą sėji, arba palei tą. Bet kaip skirias, vat, mierto tokia. Reiškias vis tiek tas mechaninis brūkšnys ir tikslesnis negu tas poligoninis. Nežinot, ne, kas tas brūkšnys čia ir dabar. Vadėkim, turim tokią liniją. Matos, man atrodo, ir per kamerą. O, gerai. Va. O tą lėkštę va taip įprieš man tą brūkšnį ir palei tą brūkšnį aš visą laiką važiuoju, tik tais reikia važiuoti per vidurį. Šitai tai iš vis labai gerai matos tą liniją. Va taip ir važiuoju grinai per centrą traktoriaus, per vidurį, kapuotą maždaug kaip varau. O buvau vieną kartą bairis, jau buvau man atrodo atsakęs, visą laiką sėdau su tą jukose į aukštą, tai reikėdavo važiuoti palei tą tiekinį per centrą, palei priekinį tą ratą dešinės pusės. Kai tą sėjauką šitai nusipirkau, kažkaip toks buvo iš pradžių dar įprotis, kai reikia važiuoti palei tą dešinį ratą, tai tam pačiam lauke, tik tai ten, kur ir nearka toliau. Tai pusę lauką pasėjau, grinai palei tą dešinį ratą, tai gavos tokiais atstumais kas metrą. Tai karoči tokį feilą didelį padirbau. Tai persėjau, žinokit, ant viršaus, paskui ten, tokia pievą gavus, bet, sudėgo, atsimenu, mišinį, man atrodo, sėjau. O va to mišiniaus užteko, bet matęs iš tikrųjų, kur ir jau persėto tos griūžės. Kameraiska užkart pasėjai. Vėl spaudžiam Go mygtuką, nusileidžiam poženklį. Labai didelė rasa buvo, tai šitai net šlapia žemė. Blaus po biškį kimbu, bet nieka čia neapkiks, pat nueis tą rasą
Tai bus vėl švarus kovas. Ir bus jau kaip nors pasėsiu. Man labai patinka klausytis sėjalkas tų garsų, kaip ten viskas darbuoja, ten trečiai visokias sukas, guoliai, taip toliau. Ir dar plius girdi, kaip sėkla bėgi seklamčius. Taip tai varo. Kultivatorius irgi tas savo darbuojas. Turėkit tai pakilti. Mano tas ėjimo greitis, palei navigaciją žiūrint, tai yra 8,2. Pagal traktorių 8,5. Na tai gerai yra, daugiau nemažinsim. Pats tas dabar tas ėjimo greitis. Su diskinė sėjalka jaučiu žymiai greičiau galiu varyti. O su naraginė ir minusas, tu negali greit važiuoti. Jo greičiau važiuosi, tuo bus blogiau, sėkla neįsiterps į žemę. Tai visokių niuansų atsiranda. Dar dasipilsim sėklas. Nežinau, ar užteksiu vienos sėjalkas. Gal ir užteks. Žiūrėsim, nedaug virčinų. Bet tai panašiai ir eina atitinka sėkla. Nes čia dabar daugiau ne 6 hektarai, kažkur apie 7. Tai realiai dar biškį turėtų likti tą maišę. Nu, arba sėjalkai turėtų likti. Jeigu tą visą maišą supilsim. Pažiūrėsim. Ta sėjalka biškį ir nervuoja, kad negaliu užkart tą didmaišį išpilti. Turi taip po biškį čia šiupeliuoti. Ir dar tenane palindęs po to maišo. Nu, atrodo jau esu ten gerai užsifiksavus viską, bet tai kartais, aišku, nežinos, gal ir toks maišas nuplyšta, ar dar kas nors būti. Bon, tais prieš kelis metus verplišęs maišas. Ausis nutrūko tiesiog. Bet kai vežiau, įsėjau. Gerai ir sėklas užteksim, reiškias pataikiau su sėklas sustatymu. Viskas, tas lauks pasėtas.
Prisipilam tos sėklos. Let's go. Mėgs ein šiandien. Rimtai jau matyt lietus parein. Galim iš vis kitaip daryti. Vieną pusę prisipilam, iškišim škurlį, pervažiuosim į kitą pusę, tam čia neš be reikaldama. Ant galo panešiuosim biškį. Ta sėkla, žiūriu, biškį kartais stambesnė, smulkesnė ir ta norma kinta reiškias. Pasidariau tokius kablius. Nu jau tu tikrai, ką nenuplėši kablių, be šansų. Tie maišai. Kaip aš taip anksčiau nepagalvojau, kad galima prisipilti vieną pusę, tai pat pervažiuoju į kitą pusę. Pastojus to kibiro aš šikaliuodavau, niekam nereikia. Tiesiog pasilygini viskas. Per vidurį tų maždaug dėžių atsistoji, įpili. Na, gali aišku į tą dėžę pripilti, čia pervažiuoti. Bet va šitai pasilygini su rankom. Gera bus. Ein šitai kaip bitis. Svarbu reik škurlį turėti. Artist sėklą čia sėjam pakol kas. Sugrosim škurlį į prapjautą vietą atgal. Va. Svarbu gerai užkišti. Va. Dalika nemažai tiesiog.
turėtumėm da pasiekt koks 3 hektarus. Reikia tada pervažiuoti biškį atgal. Ir pabandom tada persvertą normą. Nepatingėkim dar kartą. Eilinį kartą išsikroju batareikę. Labai sunkiai susipilti. Karočią, norma ir 255 kg. Į nieką nežad keist. Tegu būna tiek, kiek yra. Su Fendu vis tiek man saugiau važiuoti negu su New Hollandu. Su New Holland pavasarį, kai sėjau, tai nepaskubėsiu, tikrai lėtai turėjau važiuoti su ta sėjalka. O čia galiu varyti vos ne maksimumais. Baigiam atliekti. Gerai, tada bandom, ne? Spaudžiam tą čia. Pradedam. Blemba užnis tas laikiklis tos navigacijas. Kas senam yra? Kažkaip nesąmonė. Eik, tu kas čia dabar vėl. Karočią, kažkas man užkeikia. Na gerai. Išlauju. Kai ir išarta, eik tu savo, nu kokia puri graži žemė yra. Fantastika. Kaip gražiai sėjas. Oho. Aš niek nesakau, gali pasėti ir tą neartą, bet jau reikėtų su tą diskinį sėti. Paskui, kai sudyks tie kviečiai, apvažiuosim pirmas, apžiūrėsim, kur buvo arta, kur nearta ir įvertinsim, kur geriau ir sudydę. Kažkaip jau tradicija tam pradėti vakario normaliai sėti. Atsivežiau sėklos su GCB krautuvu. Ten vatantis turim priekabą, suvis priekabą atsitempiau 3 maišus. Ta šitai likutį artis sėklos, o ten turim jau savo sėklą. Nežinau, kiek čia reikės, bet apsidraudimui įsidėjau 2 maišus, bet aš nemanau, kad reikės užteks vieną tą maišą. Ir su to maišu neaišku, ar apsėsim tą visą gabaliuką. Reikia taip atsargiai sėti ir žiūrėti, kad užtektų. Jeigu kartais pritrūksiu, kažkaip reiks atsiskirti, kad nesumaišyti paskui sėklas ir užsėti paskui savo tą sėklą. Skageną aš ten turiu. Tai va tokie reikaliukai tada. Dabar pasikraunam sėklą. O kol atvažiavau, blemą su to krautuvu ilgai išeina.
man sunkiai be laiko jau reikalatės pakeisti. Ar pabandyti kažkaip patėmti, bet ten nelabai tempas, man atrodo. Arba nežinau kažkoks. Nu, dabar varysim tiesiai į suartą dirvą. Aš čia buvau susiaręs tokį gabaliuką, tiem žmogeliams nereikės tiek daug. Tai aš biškį toliau pat padarysiu čia tvarką. Na, pažiūrėsim, kaip pana varo tiesiai į arimą. Įmanoma suomi pasiekti. Nu, geriausiai žiūrėkit varame. Eik, tu savo, žinokit, nu puikiausiai. Nu vis tiek kažkas sudyks. Jis geriau negu nieko. Dar vieną drūžį šitai pratraukiu. Va. Švietimo trūkstam. Va. Čia spaudžiam. Va. Viskas dabar jau turim. Švietimą. Liuk, žinokit, išsilygino. Oho. Su to grederiu, nu tikrai gerai varyt per dirvą. Paskui, va, kokiu greičiu galiu važiuoti. Virš 20 ant 30 km per valandą. Jokio skirtumą. Tiek tik trau gali mauti. Ant tiek išlygint. Su paprastu kultivatoriu, nu niekaip nein taip išlygint, žinokit. Kai anksčiau sėdavau su tą Jukas Sejalka, tai iš vis ten kosmosas būdavo. Nu ir dabar taip varom. O taip jau biš geležinkelis pakol kas. Jeigu tėvuks taip šitai, man atrodo taip ir išdirbęs, taip bus paskui gerai viskas. Dabar čia iš pradžių tik pavargsim. Truputėlį. Užkliūkiam už GCB. Pažiūrėkim, kiek čia turim do tos sėklos, jeigu da įbliamba. tą lauką reiks sumaišyti. Koks skirtums, kas čia gausiu. Maždaug pabandysiu atskirti, jeigu ką. Čia šitai laksto, va telniai antai stovau dar pievai. Blemba, pamiršau per kamerą nufilmuoti.
tai pritrūkau. Dabar nenoriu kelti aš to maišą į viršų. Davai varom, dasipilsim su kiberiu. Kiek nors nedaug čia man tereik. Bandysiu arčiau privažiuoti. Oi, te lemputės nebeik. O, čia turi išsipjovęs skylę. Okei, sėkla pripilta. Aišku, čia galime ir palikti. Čia į bjaurę išvažiuoti. Lempą nusukau. Reiks eit lempas atsisukdavo. Bišką atsisukim, jau šaltai. Tik aš varysiu žvirkeliais, ne asfaltais. Gaila, padangų krautuvą vis tiek tų žvirkelių mažiau vila bus. Gal kažkiek, aišku, ir vingis gaunas, bet pakol geri tie žvirkeliai gali mauti. Tie asfaltai irgi dabar ne jau įspūdingi. Čia toksai kaip siaubo kelias gaunasi. Tokie nugrinai kaip iš siaubeka kokį. Dar reikia išlyst koks šmėklas, spaudam gazą. Jau nenorėčiau tokiai vietoj užsilenkti. Jau į kalną tik tais trečių bėgių. Opa! Išvažiavo. Ai, du ir atvažiavau. Svietau. Užmėg gali bevažiuodams. Neblogą ratelę apsukau.
šildymą neturim. Jo. Gali baigti tas ventiliatorius. Nešilta jau. Bet už to turim muziką, kuri nešlipščia. Kur čia užkliuvom dabar? Blemba sekas, nu. Žiopliais. Ai, kiek šitai vėl nulenkiau vistukuoji. Shit. Karoči, darbai baigti. Važiuojam. Gerai, važiavam pailsėti, jau čia ryto iš pat rytų, tiek reiks man varyti prie karvių, tai čia tiek aš beturiu to miegą, 3 valandą esu atsikėlęs. Truputį pamiegosim dar. Man atrodo, čia vis tiek nebūt matyti, kur sėti naktį. Krautuvą čia pasiliksim. Tiktais užrakinsim. Nu, šį vakar viskas, vidausas baigęs. Rytoj žiūrėsim, ką ten mes galim pasidaryti. Nu, tikiuosi, kad pavyks normaliai išsitiesinti. Garazaką jau čia niek nebus, jau reikės rezaką panaudoti 100%. Gerai, iki visiems.